Minecraft. Ir šiandieną mes žaisime dar kartelį Minecraftą. Taigi šiandieną bus 19 dalis. Ir mes kaip ir praeitose dalise mes pradėsime, geriau pasakyti, pratęsime savo pilies statymą. Ir nieko nelaukiant, mes iš karto spėju pasiimsime tuos naujus daiktus. Va, turime dabar stiklo daugokai. Ir padarysim taip, mums reikės akmens. Gerai, ko čia nereikės, smėlio nereikės. Visokių nereikės mums čia. Gerai, ko čia dar gali mums prireikti. Na, dabar spėju, gal ir užteks. Dabar žiūrėkite, mes dabar, kai turime įsirašę naują modifikaciją, tos vandens Finity Liquids, ir skaitykim, ką mums daryti, jeigu mes norim paprasto vandens arba tokio. Na, aišku, ten buvo parašyta, kad galime į vandenį metus ten to raudonojo akmens dulkių ir ten deimanto ar ten auksą ir pasidaro, bet nesąmonė, kad gautume paprastą vandenį, mums aukoti reikia. Taigi spėjau, mes tiesiog pasisemsime paprastą ir tiesiog šitą ištrinsim ir atsispauninsim per tumeneitėms, kaip čia matote, aš turiu visados pasilikęs. Bet nieko čia nedarau, taip man būna. Taigi galėsime mes vėliau pasidaryti, kai reikės, nes mums namui statyti labai jo prireiks. Ir pirmam. Ką tik pastebėjau, mes Lavos ežero čia nebeturim, kur buvom. Va čia tai yra vienas labai didelis minusas. Na nieko, apseisime ir be jo. Dabar taigi mes gal pradėkime statyti tada mūsų tą šitą pilį. Ir esu šiek tiek jau idėjų prisirankiojas. Kas man praskrido? Keista. Ir pamėginsime mes toliau savo idėjas išpildyti. Taigi šitą world save'ą atsiųsiu gal šiek tiek vėliau. Dabar nenoriu visiems dalintis čia visko. Taigi čia mes dar viską spėsim pakeisti. Čia tokia nesąmonė. Bus slapti kambariukai gal. Bet taip čia galim uždengti, nereikės. Ir čia pakalimas į viršų. Aha, taigi čia jau šiek tiek esu apgalvojęs, ką darysiu. Čia apgalvojęs ir aš manau, kad reikia gal tada pradėti statyti arba Gerai, čia mūsų didysis bokštas. Čia kelsime kelių aukšto tokio kaip namai, jisai bus nelygios formos ir prie jo vis tokių bokštelių bus prilipę. Čia toksai 2 aukštų spėjų teritorija bus. Dar tiksliai nesu apgalvojęs. Čia mes darysim dar daug. Ir mums reikės kuo greičiau lėkti pragarą jau rinktis ten daiktų, nes mums reikės šviečiančio akmens ir visokių tokių dar daikčiukų. Na ir gal tada pradeda mes ką nors jau statyti. Na, mėginsiu. Na, iš tikrųjų dar reikėtų čia apgalvoti, bet dabar mėginsiu iš karto ir statyti, ką sumastau. Ir na tada ir pradedam. Take me away, I have to go.
Na va, taigi mes pagaliau baigėme šitą statyti dabar šitame epizode mūsų namą. Ir kaip matote, jau šioks toks išėjo, tik tai čia biškai nesimetriškai. Na nieko, mes dar viską galime ištaisyti. Taigi matote, mes jau nušūdas vos neužsimušėm. Ai. Na, kaip jau ilgai čia aš biškai pastačiau, jau matote, jau šiek tiek to mūsų bokšto pagrindinio iškilo. Dabar aš mėginu pastatyti mūsų pagrindinėje bazę, po to mes galėsime viską toliau tvarkyti. Nes spėjau kitam epizodį išlyginsim šitą šoną nesąmoningą, kur čia biškai nelygiai gavosi. Po to mes kitam dar epizodės, mes iškelsime visą va šitą viršų, statysime tokias grindis, po to greitai uždėsime dar, padarysime dar stogą uždėsim su kupolu, man atrodo, ir gal pradėsim jau, nežinau ar viską spėsim, bet pradėsim jau bokštus statyti, gal atšakų ir didesnių, nes iš tikrųjų čia nėra labai didelis statinys. Ir šūdas. Paskutinis šūdas. Na, žinokit, dabar aš biškeisiu perankioti daiktų mūsų. Ir ačiū, kad žiūrėjote epizodą. Čia buvo 19 epizodas ir prašau pakomentuoti, vertinti, dalintis. Ir nežinau, pakomentuokit, kaip mano tas statinys naujas, kaip jums jis patinka, ką manote apie jį. Ir aš sakau, visą gerą ir einu rankiot. Visą.